Dar be rakelio neįdėsi, kaip ir neišimsi, taip ir neįdėsi, ko gero. Jaunimas kaip jaunimas, nėra tokio vyresnė, tokie pracimni. Dar pasako, kur man eit su dviračiu, kur prasivesti. Tu žinai, kas čia? Fetos sūris. O kas jis per feto? Toks sūris. Be. Varškės. Nu jo, tikiuosi dar ją papuoš, bet nenustepčiau, kad jinai tokia ir išliktų. A priekį namas matyti, kad stogas pakrypęs. Ir taip gerokai. Ar matosi viršuoj? Nu, dviračių parduotuvės įdomios. Čia aš manau, matot, su džakuzi ko gero. Atėjo šeštadienis, susiruošėm važiuoti su kemperiu. Kelios dienos buvo biški šiek tiek pašalę, tai užšalė kranai buvo. Tai reikia pasižiūrėti, prileisti vandens. Elektrą pajungiam. Viskas iš namų. Ir vanduo, ir kemperiui, ir kita mašina kraunasi. Reikia pratestuoti, kaip laikiklis laiko dviračius. Šis laikiklis laiko rašo 50 kg. O mūsų dviračiai sveria vienas 30, kitas beveik 20. Tai išėmėm iš elektrinio akumuliatorių, kuris sveria 3 kg. Gaunasi 27. Ir reikia 2 dviračius užkabyti, nes ruošiamės atostogas į Ispaniją. Tai kad nebūtų jokių siurprizų, kad kas nors nenulėktų, kad laikiklis atlaikytų, reikia pravažiuoti šiam pratestuoti, kaip jisai laiko. Ir vanduo buvo prišalęs kemperyje, laiko neišleidau. Tai reikia pasižiūrėti irgi, ar nėra kokių problemų. Ar neperšalo. Dviratis labai sunkus pirmą kartą, aš jo buvau, nesugebėjau net užkelti po darbo vakare. Ne, nieko. Galvojau, bus sunkiau. Taip. Vieną užkabinau, be problemų. Aš galvojau, kad sunku bus jį užkelti. Dabar reikia kitą dar užkelti. Pririšti ratus reikia. Specialiai dedam 2 dviračius, pratestuosim visą svorį. Jeigu... 2 vairai pjaunasi. Uždėjau tentą. Oho. Svoris jaučiasi. Važiavom į stotelę Engeno, čia netoli Ulmo. Reikia, kaip programa vadinasi ta? Park. Vadinasi, to jums pasakysiu. Parkster. Reikia turėti programėlę Parkster ir čia gali užsiregistruoti, kad esi. Mes registravom 2 dienos, tai nemokama. 3 gal dienos irgi nemokama, o vėliau reikia mokėti, bet ten nebrangiai. Čia yra elektra, ramiai aikštelė, ant kalno, kemperių stovėjimo vieta. Pasižiūrės kaip dviračiai. Niekas net plyšo. Išsipūtę gal ir nebuvo. Nu, lyg tai normaliai, reikia elektrą pasijungti. Tai einu pasižiūrėsiu, kaip su elektra. Yra stulpeliai. Stulpeliuose yra surašyti numeriai. O čia 5, 7, 6, 8. Tai laisvas yra 5, 7, 8. Taip, dabar nespaudžiu skaičių 5. Tai reiškia 50 centų reikia įmest, kad pradėt naudot. Spaudžiu 7 irgi ir 8 liktai. Tai 8 yra, dar 17 centų yra likę. Rozetė netinka tokia. Turi būti perėjimas. O tokios rozetės. Einu išsiimsiu rozetę. Pasėmiau. Turiu tokius perėjimus. Turiu tokį laidą pasidaręs
kokius 5 metrus paprasta šakutė ir perėjimas tinka, čia kišasi bendrai į namelį. Štai turiu va tokį laidą, čia kaip šakutė vokiško tipo, kur kemperiam pasijungt dažniausiai. Ir į paprastą prailgintuvą sujungiam. Nu ir į kemperį. Kemperiai pasijungia pas mus tokiais jungtis, tai ko gero visur vienodas. Pakišu po apačią, kad neužlytų. Rozetai neprilytų. Ir įjungiu. Vasarą tai čia būna pilna. Po to, kad nemokama. Parodysiu. Paspaudžiam 8. Mums reikiama. Galima mesti 10, 20, 50 eurų. Toliau. Iš 17 pasidarė 27 centai. 8 kištukas už eurą. Ganėtinai paprastai. Jeigu paspaudai kitą skaičiuką, tai kaimynui primetei. Čia išsipylimas, nešvaraus vandens, tualetų, krepšinio aikštelė. Tai praktiškai šiltu metu būna čia pilna, žaidžia. Daugiausia atvažiavę, tai iš buvusių Jugoslavų, tai serbai, kroatai, nes jie savo kalbą kalba. Būna dabar ir vokiečių. Nusipirkom Dinavin tokią magnetolą. Ir pasirodo, reikia damokėti navigaciją. Išsipirkom. Tai papildomai dar 100 eurų. Kuriam laikui, nežinau, ko gero gal ir visam laikui. Tik su senais galbūt žemėlapiais, nu nežinom. Šitas akumuliatorius dviračio sunkus, 3 kilai. Dangtelis nusiima. Dar be raktelio neįdėsi, kaip ir neišimsi, taip ir neįdėsi, ko gero. Tai ar dabar insidės. Važiavom, pasiėmėm elektrinį dviratį, nepasiėmėm raktelio nuo akumuliatoriaus. Ir akumuliatoriaus kaip išimt be raktelio negali, taip įdėti taipogi negali. Tai nepasinaudosimės juo. Nesuderinta dar buvo tų raktelių, spinelės, raktelės, svarbiausia galvojam, o akumuliatoriaus. Tu akumuliatoriaus be raktelių išimt negali. Ir įdėti negali, reiškės. Tai viską turim, raktelių neturim, palikę namuose, pasinaudot negalėsim. Reikės senų dviratukų dar pavažinėti tada. Tai va, elektrinį dviratį palieku. Prisivažinėjau, reiškės. Į mūsų savo seną dviratuką ir važiuoju iki parduotuvės. Būna tokių dienų nesėkmingų. Šiam viską, ką paimam ar ką darom, viskas nesiseka. Kaip atbulom rankom. Tai va, su dviračiu įdomiausias variantas, nu tai čia pamoka, kad raktelio nepamiršti. Net ir nepagalvojau, kad akumuliatoriaus neįdėsi, jeigu raktelio neturi. Jis užsirakina, išlenda ašelė tokia ir viso gero, nei tu išimsi neįdėsi, raktelis būtina.
irgi čia Vokietijoje sutinki įvairiausius dviračius, ar triratukus, ar dviratukus. Bet labai populiaru elektriniai. Ir praktiškai, kas su šalmu, tai greičiausiai vokietis. Nu, bet jeigu be šalmo, tai užsienietis. Šiandien pasižiūrėjau, tai dar oras neblogas, saulutė. O rytoj lietus, tai nelabai kur ir nuvažiuosiu, tuo labiau sekmadienis. Sekmadienį tai niekas nedirba. A, čia parkelis, čia vasarą atvedam šunį išsimaudyti, nes šiaip tai Vokietijoje nei ežerų, nei upelių kaip ir labai nedaug. Pavyzdžiui, jeigu policija, tai jau mane nubauduotų, nes vienoje rankoje kamerą laikau. Aš žinau, kad toj policija pravažiuosiu, tai reikia kamerą kišenį įsidėti ar tašį kur nors. Čia va policijos komisariatas. Važiavau vieną kartą Miunchene per parką, dviračių takeliu. Tai policija pamatė, mane pralenkė, dviračių takelį išvažiavo. Nubaudavo, tai buvo senai. 25 eurai man kainavo. Telefoną rankoje laikiau. Parke dviračių takeliu visai net ne prie kelio. Dabar nuo kalno, žinau, čia kemperių vieta, tai yra ant kalno aukštai. Tai nuo kalno labai smagu lėkti. Nereikia nei elektrinio. O į kalną tai yra reikalų čianais, porą kilometrų gal į kalną. A, čia pramonės rajonas, čia ir parduotuvės, ir Kauflandas. Čia šitas kaminas rūkstantis iš toli, popieriaus gamykla. Tai jeigu pučia kemperių vietą iš šitos vietos, tai, nu, smarvė tokia, smirda. Nu, jau centruose Vokietijoje jau pasipuošia. Naujiem metam ruošiasi. Nors dar lapkričio paskutinės dienos. Čia tokis visai nedidelis centras. Ir drabužiai, ir gale maistas. Aš įėjau į maisto parduotuvę, nežinau kur įėjimas. Atėjau iki galo, o ten tik išėjimas. Einu aplinkui apeisiu, gal ten įėjimas. Šiandien šeštadienį tai vokiečiai juda kruta, ne tik vokiečiai. Parduotuvės pilnos, kas mašinas plaunasi, kas siurbliuoja. Nes sekmadienį net mašinos nusiplauti negali. Automatinės plovimo stotelės, plovyklos nedirba. Nei išeiginėm, nei tokias šiek tiek, netgi ne šiek tiek, visiškas kvailumas. Rytoj išmirusi bus Vokietija. Tylė, rami, be žmonių, praktiškai be mašinų. Nu, ką gera. Papumpuoti reikės. Užpumpavau prieš Statų kalną. Nėra labai aukštas, bet labai status buvo. Prie gero labai greit priprantama. Tai aš dar nepripratau. Dar tenka savo kojom paminti. Kaip ir prasiu, tai ko gero nevažiuočiau. Dabar Vokietijoje pats nuobodžiausias toks oras. Nei sniego. Temperatūra +2, +1. Dažnai lietus, kartais su sniegu. Nei nuvažiuosi, nenueisi. Tai dar gerai, kad yra kemperis. Iš namų sėdam, nuvažiuojam kažkur tai. Pakeičiam šiek tiek aplinką. Čia po dešiniai su melsvais langais. Tai policija. Tik pagal tokias langus gali pasakyti, kad policija. Matyt, užrašas policai. Čia vyresnio amžiaus žmonės taip žaidžia, rutulius mėta. Kiekvienas būna savo rutulį turi, jį pavalo dar. O kad to savo rutulio neimti, būna ant šniūro su magneto, nereikia lenktis, tai paima taip nesilenkdami. Jie taip ir žaidžia. Žaidžia, bendrauja.
O čia matyti, viena kompanija žaidžia, kitoj pusėje moterys treniruos. Ir lanką. Matėte, ir lanką pasiėmė tokiu magnetu, kad lenktis nereikėtų. Aha. Įdomi. A va, kitur irgi žaidžia. O, kiek čia žaidėjų daug. Raudonas kamuoliukas per vidurį. Ir žiūro, kieno aršiausiai. Taip ir bendrauja. Ta kamuoliuką reikia numušti, ar reikia prie pat jo. Nežinau. Tai kaip įman 3 metam. Pasisuka dar. Ir būdamas Vokietijoje, aš tų vokiečių neperprantu. Jaunimas kaip jaunimas nėra tokio vyresnė, tokie pracemni. Dar pasako, kur man eit su dviračiu, kur prasivesti. Jie čia žaidžia, čia aš jiem trukdau, nors apeinu didelį ratu. Tai jų filmuok, tai jų nefilmuok, tai jų nefilmuok, tai ne ten einu, tai... Nes jaunimas kitokį, kaip tai nelindi į jų, kaip sakoma, privatumą. O vyresni, tai labai jau žiūro savo privatumo ir... O užsienį, kiek girdėjau, vokiečiai elgėsi visai kitai. Ir rėkia, ir geria. O čia Vokietijoje nedaug dievė. Nufotografuosi, nufilmuosi. Ant žolytės užminsi. Čia važiuoju, tai ant šio kalno net matyti Alpės. Iki tų pačių Alpių kokie 100-150 km, sakyčiau. Ir matosi Alpių viršūnės. Jas dar saulė apšviečia. Ten matyti, gero, iš kameros nesimato, bet realiai, tai aš jas matau. Gražios viršūnės snieguotos. Tai jau kemperių vieta. Nedaug kemperių. Čia nelabai yra ką veikti iš tikrųjų tokiu metu. Tik tiek, kad tai yra nemokama. Manyčiau, 3 dienos yra nemokama. O po to gal 7 eurai. Sunku pasakyti, neatsimenu. Iš tikrųjų mes nebūnam daugiau nei 2 dienas. Šiandien. Nusipirkam alyvuogių, sūrio. Aš nežinau, kas čia. Tu žinai, kas čia? Feta sūris. O kas jis per feta? Toks sūris. Be. Varškės. Nu, jis toks varškės, bet jisai paraugytas vadinamas. Ir rūgštus dar. Sūdytų, taip. Čia vokiečiam. Vokiečiai visą, kas rūgštų, ten kažką perki, įdomu būna paragauti, ką jie valgo, tai viskas labai rūgštų. Jiem tai svarbu rūgštų. Alyvuogė žalia. Gan. Nerūgšti. Nenormaliai skani. Ne, tai kartu reikia viską, tai biški to. Net aš paragausiu, kas ne. Mėlyna skanesnė. Jinai mėgsta va tokias paprikas, ypač raudonas. Kuo aštresnis? Aštresnė. O biški gali tai. Štai nebus, va štai aštresnė. Nieko tokio. Einu uždėsiu daviklį, kad kiemo temperatūrą rodytų. O, koks geras oras. Aš turiu tokį daviklį, uždedu šį. Ir aš matau atsikėlęs ryte, kokia temperatūra. Minusas, pliusas. Nukrito, pairo viskas. Einu pasižiūrėsiu, ar kieme šviesos susidegė. Esu padaręs tokį apšvietimą. Aplinkui uždėjau ledus. Vienoj pusėj. O kamera to neperduoda. Kitoj pusėj. Ir trečioj. Jeigu tu turi elektrą, tai gali taip apsišviesti. Ir padaręs, kad jį veiktų nuo judesio, pavyzdžiui, užstatai naktį, kažkurį tą laiką, praeina žmogus, susidega tam tikrą liniją.
dieną pasivaikščiosiu. Rūkas. Oras šiaip sau. Vasarą tai pasimdavau kamuolį, dar krepšinio pamėtydavau. Dabar viskas šlapia. Atrodo toks kaip lietutis. Stovėjimo aikštelė parodyta, kad kemperiam galima, motociklam lengvom negalima, su priekabom irgi negalima. Bet dzin, su priekabom stovi, niekas nieko. Čia yra parodyta, kad Mid-Italien Parkshire, tai elektroniniu būdu užpildai, parašai savo numerį automobilio, parašai kiek nori stovėti, 1-2 dienas, mes užsiregistravom 2 dienas, tai mokėti nereikia, nemokama. Internetas irgi nemokamas, kas nebūdinga Vokietijai. Užsiregistruoja, yra ten, kur stovi kemperiai, antenėlė ir internetą dalina nemokamai. Negreitas, bet jisai yra. Čia. Jūs ant kalno girdėti, kai varpai muša. Čia ir naktį girdėti, kad varpai muša. Čia matyti, pavyzdžiui, tvoreliai yra, nuosavi namai. Ir ant kiekvieno nuosavų namų praktiškai yra saulės baterijos. Tai jie į tinklą atiduoda ir už tai dar pinigėlį gauna. Čia senai dviratininkas pamirštas. Net vijokliais apaugęs. O dviratis tai iš tikrųjų tikras dviratis. Žmogus, sunku pasakyti, griaušiai neprasišviečia. Žmogaus sodas tai lentelės paaiškinimas, kaip bitės laikomos, laukinės bitės. Žmonėm tai įdomu. Inkalas tinkliuko uždėtas. Kodėl? Čia gal nuo kokių kačių. O šitą tai pirmą kartą matau. Tinkliuko tai net grotom. Ko gero, kad katinai neiškrapštytų. Čia parašyta lentelės, kada medų bitės renka, iš kokių medžių, iš kokių žiedelių. Čia anksčiau būdavo ant šių medžių parodyta, kad voratinkliai, vorai kažkokie tai, ko gero kaip ir Ispanijoje nuodingų yra. Tiksliau galbūt ne vorai, o voratinkliai, ten tokios kaip Ispanijoje kirmėliukės būna, kurių pūkeliai labai alergiški, net jeigu gyvūnui patenka į akis, tai ir apakt gali iš tikrųjų labai naudingos. O šičia tai ant medelių yra parodyta, kad tipo jeigu, nejudyti. Jeigu sutinkat, kad nekrapšyti, nejudyti. Gal kažkas panašaus. Tų voratinklių nemačiau pačių, bet lentelės tai yra. Čia tokia aikštelė, aišku, vasarą, pavasarį, kai oras šiltas, tai būna populiaru, daug mašinų, sportuojančių, futbolą žaidžia, krepšinį. Net patys vokiečiai būdavo susidomėję, kodėl toks krepšinis populiarus Vokietijoje. Nes va čia matyti 6 lankai, tai ant visų būna žaidžiama. Tai futbolo aikštelės tuštokos, o krepšinį žaidžia. O jei įsigilinus, tai ne tiek vokiečiai būna, ir vokiečiai ateina, bet mažumoj, o daugiau buvusios Jugoslavų respublikos. Serbai, kroatai. Dviračiai mano ilsisi. Elektrinio taip ir negalėjau akumuliatoriaus įdėti. Juokinga. Tai pasidarysim kavos. Mes turėjom normalų kavinuką, bet nuo elektros, tai kai elektros neturėdavom, tai praktiškai užtekdavo akumuliatoriaus. Tai labai nusodindavo akumuliatorius. Pasidarysim kavos su šuniu, pasivaikščiojom.
pabėgimas nuo namų, nuo tos rutinos. Kavinukų daug pirkdavom, tai tinkamas kol kas šitas tinkamiausias, nes su kitais tai būdavo vargo. Kava į lovą, vadinasi. Važiuoju po miestelį, pasivažinėsiu. Važiuoju pasižiūrėsiu automobilių, kur išparduoda Mercedeso centras, Volkswageno. Ten Audinė stovi, Volkswagenai, važiuoju, pasižiūrėsiu pro miestelį, pro senamiestį praeisiu. Važiuoju tarp nuosavų namų, Vokietijoje ramu, tylu, žmonių nėra, ilsisi. Mažai ir pasivaikščiančių yra. Dar darbe ir juokėmės. Sako, ką veiksi ten šeštadienį, sekmadienį? Sakau, pasimsiu dviratį, sakau, pavažinėsiu dviračio. Na. Sako, tai išprotėjęs, sako, vokiečiai, sako, tik tai žiemą važinėja su dviračiais. Nes tas žmogus iš Bosnijos, netgi Vokietijoje gimęs. Tai iki parduotuvės 100 metrų jis sėda mašiną ir važiuoja su mašina. Tingi peškomai, o su dviračiu tai tuo labiau. Sako, išprotėję vokiečiai, sako, žiemą važinėja su dviračiu. Nu tai vokietiai gali atskirti, jisai su šalmu važiuos. O apie šalmą reikės pagalvoti. Esu nusipirkęs šalmą, tai užsidėjau, tai labai keistas jausmas, labai nepatogu važiuoti. Ar šalmas pigus? Pirkau patį ten pigiausią Lidlę, iš tikrųjų. Ar šalmas ten prastas, ar čia įpratimo reikia? Čia Vokietijoje miestelį, mieste, Aingen, o tokie va sodai yra. Tai negyvenami namai, daržas greičiausiai, įrangiams susidėti nameliai pastatyti. Nu, gyventi tai čia negyvena. Ir draudžiamas čia statyti. Ir tie sodai, man atrodo, jie yra išnuomojami tam ilgam laikui. Oras šlykštokas, toks bjaurus, tokia dulksna. Jeigu užtat namo grįžti, taip malonu, šilta, ar kemperį, visai kitaip tada būna. O sėdėti vien tik tais, nejudėti, nuobodu. Važiuoju čia, kamerą rankoje laikau, tai stebiu, kad policija kur nors arti nebūtų, nes tikrai nubauduotų. Maisto parduotuvės sekmadienį nedirba. Iš tikrųjų niekas nedirba. Dar gal kokia viena kita kavinukė gali dirbti. Arba kur picas kebabinės pardavinėja turkai. Tai jie dar gali dirbti. O šiai vokiečiai nedirba sekmadienį. Nekiša iš namų nosies. Netgi žolės pjauti prie savo kiemę negali sekmadienį. Automobilio nusiplauti negali. Nu, nieko negali sekmadienį. Kaupti turi jėgas per sekmadienį ateinančiai savaitei. Dirbti. Sekmadienį turi ilsėtis. Čia einu Vokietijai tarp namų. Čia visiškai nesąmonė, man atrodo, dirbtinas medis. Negali gruodžio mėnesį žydėti. Nu jo. Net nejudysiu. Matau, kad labai gražiai atrodo. Viskas niūru, pilka ir tokis medis raudonas, žiedais gražiausiai gruodžio mėnesį. Lapkričio gal 29-30 diena.
Pravažiuosiu Engeno senamiestį sekmadienį. Net matyti, kiek žmonių, visai jų nėra. Galiu drąsiai važiuoti, kai žmonių nėra. Priekaištų nesulauksiu, kad filmuoju ar dar kažką tai. Nes pastoviai filmuoja, žmonės ateina, sako, aš nenoriu, kad filmuočiau. Aš net nesiruošiau filmuoti. Filmuoju miestą. Tai važiuoju prie bažnyčios. Tokiais kaimeliais ir pranardysiu, parodysiu. Čia, žinau, apačioj parkas. Važiuoju. Praktiškai pietus, niekas nedirba. Visiškai. Tai dar vasaras, sekmadienį dar kažkas būna atsidarę. Tai dabar matau visiškai išmiręs. Dar naujai metam nepasiruošę. Eglutė pastatyta. Išpuošta. Žaisliukų daug. Jo, tikiuosi dar ją papuoš. Bet nenustepčiau, kad jinai tokia ir išliktų. Fontanas. Fontane vandens dar yra. Aš čia gal ir neužšalo. Ukrainiečių vėliava yra dar. Dar yra ukrainiečių vėliava. A priekį namas matyti, kad stogas pakrypęs. Ir taip gerokai. Ar matosi viršuoj? Taip gerokai pakrypęs. Leidžiuosi žemyn. Kokia graži vieta čia gyventi. Aišku, dabar lapkų nėra, vasarą labai gražiai atrodo. Atrodo, kad stogas. Pasivaikščiojimą palei šitą upelį. Labai graži vieta. Važiuosiu palei patį upelį, jeigu žmonių nėra. Šmich upelis vadinasi. Fainas pasivaikščiojimo takelis. Tik reikia nežiopsoti, nes aš čia galiu apsivožti ir į tą šmich įkristi. Aš važiuoju, tai akis ir krypsta į vandenį. Ar nėra kokių upėtakių? Čia vasarą būdavo ganėtinai dideli upėtakiai, bulką numetė ir akmenuką, tai jie tiesiog puola. Žvejoti ko gero negalima. Ir juos čia šiek tiek gal pašeria, kad būna tokie agresyvūs, dideli jie čia. Aha. Čia kanalas aukščiau padarytas kairiau. Tai gal nulipsiu, nes aš vieną ranką ir apsivožt galiu. O čia kaip įdomu, aš net nemačiau. O čia naisva žuvys, kur norėtų pakilti aukštyn. Tai matosi tokie takai žuvim praėjimų į viršų. Net įdomu, ar upėtakiai kyla tokiais. Tikrai žmonės čia kas gyvena, tai tikrai labai gražioj vietoje, iš tikrųjų. Upelis. Tai dabar važiuosiu link vienuolyno. Miestelis kaip miestelis, nieko ypatingas, bet iš tikrųjų įeini senamiestį, jisai gražus. Prie bažnyčio aplinkui parkai yra ir vienuolynas yra. Kilu į šiek tiek kalniuką. Aš čia naktį mes ten ant kalno, kur kemperį stovim, tai irgi varpai duoda visą naktį, kas valandą, kas pusvalandį. Kaip ir oro prognozė pranešė, žemėlapį pasižiūrėjau, kad po pietų lietaus bus. Tai iš tikrųjų visiškai valandą į valandą galima sakyti. Dabar 12 valandų, tai kažkur tą apie 12:01 ir turėjo būti. Čia tų bažnyčių kiek daug, iš visų pusių muša.
Fontanas įdomus. Be vandens šiuo metu. Taip, kur čia man dviratuko kilt reikės. Nu, šiek tiek užsineštis mane veža ir man jį šiek tiek reikės ant laiptų užnešti. Tai Vokietijai prie šviesoforų sustoju. Mašinų nėra, bet ten spaudžiu. Tai pro raudoną net perėti negaliu. Iš tikrųjų, jei pamatyti policiją, tai gali traktuoti kaip pervažiavimas per raudoną šviesą. Net ir teises galbūt gali atimti, esu girdėjęs. Čia už manęs dviračių parduotuvė. Vokietijoje dviračių parduotuvių tai daug. Miestelis, kaimelis, automobilius, kur pardavinėja, dviračius pardavinėja. Tikrai daug. Čia pravažiuoju pro dviračių parduotuvę ir yra dar dviračių parduotuvės prikabytas, kur gali kameras nusipirkti. Tai šiaip tai nematęs, parodysiu. Tai kainuoja 9 eurai, metalinius pinigėlius meti ir čia parodyta, kokia tau kamera reikalinga, kokie ventiliai ir tu gali nusipirkti kamerą. Nu. Dviračių parduotuvės įdomios. Čia aš manau, matot, su džakuzi ko gero. Jo, dviračiai su džakuzi. O kad kameras pardavinėtų, tai kažkaip nemačiau. Yra Vokietijoje, kad tu gali prisipūst oro, kad gali pasikrauti savo elektrinį dviratį. Tokios stotelės būna. Raktai, rakteliai visokiausi, atsuktuvai. Jie grandinė pririšti, kad neišsineštai, bet pasinaudota tokie servisai yra dviračių. O čia pirmą kartą pamačiau, kad gali net ir kameras nusipirkti. Nu, labai patogu, aišku, kodėlgi ne. Čia kaip vienuolynas kažkokis buvęs galbūt. Tai dabar šitą miestelį man tą dviratį reikia ir tampyti. Čia Vokietijoje nebūtinai turi būti greta dviračių takelis, bet vat, kelias punktyrais atskirtas specialiai dviračiam. Parodyta dviračiam važiuoti. Manau, kad aš važiuoju prieš dviračių eismą.